per kameras. Taip pasislėpė, taip tylu, žinai. Kiekvienas padaryto. Arba studijoje, kurioje mes pasitinkame vasarą ir pradedame vasaros su knyga renginį. Su jumis sveikinasi Ugnius ir Labas rytas. Šios tiesioginės transliacijos metu bus aplankys ne vienas svečias, šnekėsime apie bibliotekas, apie bibliotekų veiklas. Esate labai užimtas žmogus. Sakykite, ar atrandate laiko knygos, ypatingai vasarą? Galiu pasakyti, kad vasarą stengiuosi atrasti laiko skaityti knygas atostogų metu. Bet turiu pasakyti, kad stengiuosi paskaityti ir knygas, nežiūrint to mano didelį žinimą. Nes puikiai suprantu, kad pirmiausia dėmesį turiu skirti tiems dokumentams, kurių nespėjau darbe perskaityti. Ministrai pirmininkai tikriausiai visi nešasi į namus. Bet galiu drąsiai teikti, kad knygas labai mėgstu skaityti. Ir paskutinės mano tokios knygos, kurios, galima sakyti, kai kurios pradėtos gal 3 ar 4 skaityti, nes aš dažniausiai dar taikau tokią praktiką, kad jeigu matau, kad man ta knyga nepatinka, aš tada pradedu kitą skaityti. Ir viena iš paskutinių dabar yra Čerčilio veiksmys, kurią pradėjau gal prieš keletą mėnesių, negaliu įveikti, jau kažkur tai gal trečdalis perskaitęs. Tai galiu pasakyti, kad knygos man yra tiesiog tokia kaip atsipalaidavimo forma. 7 klasėje atsimenu, kad Monte Kristą skaičiau 3 kartus. 3 kartus ir nežinau, man tai jau čia buvo 7-8 va toks laikotarpis. Tokia kaip knyga, grynai galėčiau vardinti, kuri būtų palikusi tokį didžiausią įspūdį, tai negalėčiau skirti, o daugiausiai stengdavausi vasaros, pavyzdžiui, atostogų metu moksleivių, tai perskaityti tas knygas, kurias surašydavau mokytojai, dėl to, kad bus rašomas temos iš tų dalykų jau sekančiai klasėje, tai planas būdavo numeris 1 tų knygų perskaityti.